Labas, labas, kaip senai jau rodžiausi jums, taigi turiu netgi 2 dėžes, įsivaizduojat. Tai iš pradžių atidarykim mažytę, net ir mažytė yra sunki. Tad pažiūrėkim, kokiųgi aš čia naujienų užsisakiau. Žinoma, ką ir jūs jau galėsite įsigyti, parašę man. Taigi šiandien veido aš nedažiau akių irgi, leidžiu pailsėti po saulės vonių. Tai nesidažius. Tai pažiūrėkim, kasgi čia atkeliavo, o atkeliavo jau matau kas, ir tai yra dar dulksnų aromatų. Tai kiekvienos aš pasiėmiau po 2, kad išbandyčiau ir aš, ir galėtumėte išbandyti ir jūs. Tad 2. Viena yra Midnight Glow, šita skirta jums, ir Wiggle Puff irgi skirta jums. Kiekvieną iš jų galit įsigyti. Tai pažiūrėkim, kaip jos kvepia. Šitas bus mano. Ir, o jau skaniai labai kvepia. Tokia vandenynų, žinot, kaip būna jūros toks kvapas, toks, todėl ir mėlynas, nes tokie būna saldus gaivinantis aromatai. Ir purkšiu ne čia, o čia. Ir tada jau pasižiūrėsiu šiandien, kiek laiko išsilaiko. Labas, Barbara. Papurškiau 2 kartus. Nu ir labai skaniai kvepianti, tokia tikrai vandenyno gaivos toksai aromatas. O jeigu dar pasipurškus paplūdimy, kaip skaniai kvepėtumėt. Visą dieną, visą dieną, taip, nes jos daugiausiai laikosi apie 8 valandas, bet galbūt skirtingai. Tai vat, šita labai skani, tikrai rekomenduoju. Paskui, laba diena, Renata, paskui kiekvieną dulksną aprašysiu aromatą jų, galėsit paskaityti ir galbūt atrasit savo patinkančias natas. Taigi, Midnight Glow pasipurškiau ant šios rankos. Na, o dabar Wiggle Puff purkšiu ant kitos rankos. Ir pažiūrėkim, kaip jį kvepės. Irgi skaniai kvepianti. Bet sakyčiau, šita yra saldesnė. Jo, šita saldesnė.